and black boat. 12-3. Dopingo kontrolė. Sako, bus geriau, žiūrėsim. Kad ir kaip bebūtų, nepamirškit like, subscribe. Varžybų diena. 6:30 dabar. Toks ir ankstyvas, kiekvieną dieną. Nu jo. Pirmieji greičiausiai vėl būsim. Pavalgysim truputėlį, susiruošim. Bandysim, kad būtų vienas startas teisė į finalą šiandien. Ir žiūrėsim. Šiandien yra treneris ankstyvas. Mes dar pusvalandų ko gero turim. Ir judėsim. Viskas, ko reikia šiandien. Apšilimui aprangėlė čia, pirmam startui, jeigu reikės antram startui. Gėrimai, bolas, akinukai, kepurė, numerėlis, akreditacija, gėrimai ir vitaminai. 7:20 judam į autobusą. Daiktai sukrauti iki starto truputėlį daugiau nei 2 valandos. Rankinuką neša. Personalas jau laukia. Per 20 kalbėsim tenais, o 20 apšilimas 30 minučių. dabar 25 iki 30. Nes taip nelabai skiriasi. Valandą 4 liko. We're off. And one of the Italian crews at the bottom of the screen got off to a nice start, as did the Lithuanians there. There they are in the green and black boat. And they are quickly into their stride, the Lithuanian crew. But also going nice and strong. Canada sticking with them, Lithuania as well. I think they are going to be your top 3. China will go through, Lithuania will go through, and Hungary or Canada. Patekom į finalą per pusfinalius. Dar rūgštį spaudžia. Po 22 minučių pasima buvo virš 15, pas mane 14 laktatų. Realiai jaučiasi tikrai, kad užspaudė. Rytoj laukia finalai. Juose darysim viską, ką galim. Bus gerai, aš manau, tikrai. Pačios distancijos išpildymas buvo geras. Realiai rytoj tą patį pakartoti ir dar greičiau bus super. Ką dabar pavalgysim ir varysim ilsėtis. Šiandien jau viską. Reikia gerai atsilsėti, pavalgyti ir rytoj laukia finalai. Skanaus stebim varžybas. Mindaugas su Andrium varo į finalą pirmi 3. Šiandien Mindaugui sunki diena, bet rodo, kad jėgų tikrai turi daug. Away we go. Let's see what sort of form the world champions are in. They've gone out pretty hard early. Right next to them, it is the crew from Hungary on one side, Czechia on the other. It is the world champions who have gone out into an early lead. The Hungarians are going with them right next door. Dabar svarbu nepamest šitą vietą. 20 sekundės. Also going out. And Portugal flying down the outside as Italy. Hungary, Lithuania. Rytoj Mindaugui 2 finalai. O mes varysim pavakarieniaut. Lauksim Mindaugo grįžtant. Nu šiaip žiūrėt, matęs tai juos. Paskui masažai ir šiandien turbūt anksčiau miegota esi. Nes pavargau iš tikrųjų sunki diena. Miegų skoras 7-8. O pas mane pasigna 8-8. 8-8. Mažiau miegoja ir daugiau turė. Miego kokybė svarbiausia, ne ilgis. Einam pusryčiau. Kiek miegojai?
Šiandien jau ne pirmieji. Pavalgom pusrytėlių ir po truputėlį ruošiamės. Startas už 3 valandų. Važiuosim 2 prieš. 2 valandas prieš, kad neskubant susiruošti, apšilt gerai. Ir laukia finalas, vėjas šiandien didesnis, bet keturkė netaip maišo. Tikimės padaryti viską, ką galim. Paliktais nieko nepalikom. Viską susimetam į kašę ir judėsim. Nu, treneri. Yes. Gavai vakar tiek latetų, kad pamiršai telefoną ir kad pusryčiai šiandien pusė. Šiandien ilgiau leidom savo pamiegoti pusvalandžių. O telefonas taip jau buvo, kad vakar iškritau ir palikau autobusą, bet ispanai rado. Pavėjai. Nu, super, gražus oras. Mūsų kairiau ar dešiniau ta kelias? Čia, nu tarp dešiniausiai tik širbiu. Čia, jei pavėjai mūsų, tai va, tą takelį dešką. Super. Liko 30 minučių prie starto. Susimatysim po. Aš tai jos pagrindę koncentravausi. Jūs viršiu gautą. Užtikrintas važiavimas buvo, tai taip pasakyti, žinote, ką darote. Bet ten biškį išvarėm, pradėjau vytisi. Per vidurį. Danai? Per vidurį jo. Sakau, tas ir jaučias. Visi tai dino, tai jaučias. Yra šviežas. Aš ir nenumet. Kiek vainam, aš tam aš neduriu. Vandens? Taip jūriu. 1,19 ir 4 rodė. Kiek 19,4? Pirmų, jūs atsilikot 0,9 nuo vokiečių. 9 sekundės. 0,9 atsilikom. Nėra sekundės. Nesu gerai. Jau gerai, kad žinom kur. Dabar visi važiavimai buvo taktiškai geri labai, nu tipo, čiut ten. 15,9. Sustiprėsim fiziškai. Jo, tą viduriuką reikia neatleisti. Viduriuką. Startą nieks nevaro. Po viduriuko, kai vokiečiai padaro pusę korpuso, dažniausiai net finišuodami. Lygiai. Jaučiu kraują gerti. Neblogai, nes supraskite, kad vengrai, serbai, jie dabar yra pačioj tą, ką jiems reikia, nes jie čia įrodinėja, kad pakliūti olimpiadą. 15,6. Ispanai irgi praėjo dabar, kad visai neseniai atranką irgi turėjo. Ką jie gali, jie dabar viską rodo. Pasima 15. Pasima irgi virš 15. 6 kiek pasima? 13,3 tavo dar Rezervų yra. Kiek? 13,3. Ar gal būdus? Gali pastarymai dar. Kai didelis sėdėjai, biškai vaikščiau, dar susivaikščiau. Bet gerai, ten lygiam. 100 dėl op, 5 riukai, 6 ir jaučiu iš galo jėgą, hop. Aš ilgai įrisau, po. Artūro, kuris labiausiai įsigrovė ir labiausiai per galvą spaudė. Tai mindė turbūt va. 5 važiavimas, jeigu pilnas, mindė išsikrauna kiekvieną kartą iki galo. Šaunuolis. Po starto ir galvojom, kad jaučiu pravarom ir dabar reikia po 5 metrų tik pradėtam dirbti. Tik nuvažinėti. Jūs pakankamai, sakau, atvažiavot
Aš sakyčiau taip, kaip kamera, per truotę, tai sakykim taip, žinai, jokių draskymų nieko, taip, ėja. Aš sakau, išvažiavom ir aš matau 100 metrų kirtamą, aš dar varau. 110 ir tada jau paleidinėjau. Realiai prie kokio 107, 108 jau buvo grinai vidurinis, distancinis. Mes vienam vienvietės pasimsim. Esu prasirkluot. Varžybos 4 baigtos. Laisva iki vakaro. Tada laukia vienvietė. Susimatysim. Puikiai smėlis padirbėjo. Visi išdirbom. Gerai išdėstė. Jo, reikia sustiprėti dar fiziškai. Susirkluosim, yra kur tobulėti tikrai. Turim laiko. Turim tikrai laiko. Kita stotelė Europos čempionatas už mėnesio gero. Tokia taškalinė. Atsilikom. Matai vis tiek atsilikom. Ant 22 sekundės. Čia nemažai atsilikom. Gerai. Vengrai bando judėti. Kiek čia gaunam? Čia pažiūrėjau į tarpą jau. Visi lygiai. 0-0-0 ir 0-0-1. 0-0 visi lygiai. Dar 25 sekundės. Kai varo. Elgtas pusdėlė australai, pažiūrėk. Tai tik netoli viskas. Net ir trečia netoli vieta. Man pasirodė toli kažkaip. Ne, ispanai treti gė. Kiek iki trečios? 2-3 metrai. Pakartojame, tik gal parodo. 3 hours later. Gerai pamiegojau valandėlį. Kai Vytės atsigėriau, atvariau startuoti vienvietį. Liko dar truputėlį daugiau nei valanda. Dalyvių vienvietį truputėlį daugiau, tai į finalą niekas iškart neis. Pirmi 6 į pusfinalį ir pats pusfinalis rytoj ir tada po 2 valandų, gal greičiau truputėlį finalai. Tai dabar labai nesidraskysiu, iš tikrųjų prabėgsiu, kad pateks startą išeisiu. Nes jau pakankamai tų startų iš tikrųjų jėgas pataupysiu rytoj. Liko 25 minutės iki starto. Eisim truputėlį anksčiau, prasiplauksim iš karto ir tiesiai į startą. Oras geras, ramus. Pradžią padarysim greitą, o paskui atsipalaiduosim ir žiūrėsim pagal situaciją, bet manau nereikės labai persistengti. Vienvietėjim truputėlį paprasčiau. Tai va, eisim dar pasvert valtį, liktas turėtų būti pakankamai svorio. Turi svert 12 kilų ir ne gramo mažiau po starto, kitaip iškart diskvalifikuoja. Nu, žiūrim, kiek manoji valtis svers. Turėtų būti 100 plius gramų, aš manau. Arba mažiau. Bet manau gerai. Jo, prispjaudysim. Tai va, 5 gramų trūksta. Patikrina valtis. Nėra kokio motoro. Ja. Ar numerėlis yra. Ir ar tas žmogus startuoja numerį pačiakime? 2, 3, 4, 2. Ačiū tada. O priekart, Wolf Destime, ne? Bandysim, vos dabar ir rytoj.
Va hibridai. Kiek liko 15, ne 30? Dar pusė. And it's Ignas Navakauskas from Lithuania who will win this first heat, followed by Anza Urankar from Slovenia. Congratulations to Ignas Navakauskas, winner of the first heat for men in K1 in 200 meters at 16:52. 4 minutes to start. 4 minutes. Okay, it's 1:84. Lane 9, Denmark. Važiavau atrankinį plaukimą, pavyko laimėti, nebuvo pagrindinių varžovų. Iškart po starto priėjau prie manęs dopingo kontrolį. Matot, vaikinas su rožinė apranga, jis nuves į vietą, kur reikės priduoti mėginį. Ir dabar jis bus su manim, kol susiruošiu, sekiuosi ir panašiai, kad kažkur nenuklyčiau ar kažko kito nepadaryčiau. Jo, visą laik stebi ir kaip palyda man. Tai va, aš ką persirengsiu, atsigersim vandenėlių ir keliausim priduoti mėginio. Lydi finišų bokštelį, ten yra įsikūrus dopingo kontrolį. Ir reikės ten sėdėti, kol nepriduosiu mėginio. Tai va, čia įsikūrus dopingo kontrolį. Hello. Yes, Ignas. Užpildysim. O, ir viskas nemokamai. Beer? No, we don't have. Ką čia gersim? Kažkas šalto. Gal vandens. Nem szeretnének minket, hogy nem vagyunk megtűnt személyek. Tomorrow. 8:30 ryto, sekmadienis, paskutinė varžybų diena, laukiu transferio į kanalą ir lauks 2 startai greičiausiai, pusfinalis ir jeigu pateksiu finalas. Dabar planuoju didelio apšilimo nedaryti ir jokių priestartinių energetinių gėrimų nevartoti prieš pusfinalį. Visus savo kozirius paliksiu finalui, jeigu pakliūsiu. Ir bus matyti. Mačiau, oras pučia stiprus pavėjui, bus greitas važiavimas. Tai va, pateks pirmi 3 į finalą. Mūsų sumetė su Artūru ir dar vienu stipriu varžovu. Kiti jau truputėlį silpnesni, tai labai viliuosi, bus viskas gerai. Tai susimatysim jau eigoje. Ir važiuojam. One hour later. Iki starto kiek? 20 minučių, Laura suteiks jėgų, sako, bus geriau, žiūrėsim. Tikrai netims? Tikrai netims. Sėkmės. O ten iš paskos eina komandos draugas, keturvietės partneris, ir pagrindinis konkurentas. Laukia įtempta dvikova, įtemptas lietuviškas finalas. Ačiū, Hibride.
Dėdė Ignas varo, kad ir kaip bebūtų, nepamirškit like, subscribe. Galingai ir laisvai, smagu Galingai ir laisvai, jo. Smagus nuotaiką matyti. Da. Atsargiai. Op. Palaikyk. Laiku. Einam pasitikti Ignelio ir Artūro. Galiu. Pareina Artūras. Igneli! Na kągi. Kaip? Sveiki. Sveikinusi. Gerai prasėjau. Super. Kaip jaučiamės? Gerai, labai gerai. Kaip tu? Laimingas? Laimingas, aišku. Jo, smagiai. Nu, super. Smagiai. Gerai, aš pats iš tikrųjų tikrai pats nesitikėjau. Atrankiniam pravažiavau. Atrodo neskubiu, bet valtis eina. Dabar tikrai atsikraut pavyko maksimaliai. Ką čia per lapą laikai? Hello, my friend. Hello, MVP. Congratulations. Thanks. Yeah, apdovanojimų ceremonija. We will do the interview during the medal ceremony. Okay, yeah. 12:29 turėsim medalių ceremoniją. 13? Susitiksim vėliau. See ya, alligator. Antras geras. Jo, antras geras. Pakutenom truputėlį į priekį. Leidaus boksas ir šoviau kaip tik. Tas gerai išėjau startą, bet valtis nukentėjo. Šiaip gerai, džiaugiuosi. Šaunuolis dar kartą. Gold medalist Ignas Navakauskas, representing Lithuania. Woohoo! One hour later. Atsakomybė už tą rezultatą, kokį jūs pasiekėt ir kokį iš to gauti naudą. Tai kaip ir prieš tai sakiau, kad, sakykim, žinai, mes prieš metus čia laimėjom, finalai buvo pakankamai geri rezultatai, žinai, ir ką sakiau, bent jau užmiršti tą dalyką, kad, žinai, kad mes kažkada laimėjom ir kad mes dabar vėl iš naujo tą turim daryti. Tai čia tokia atsikratyti to spaudimo, kad mes čia turime vėl kažką tai įrodinėti labai gerą tokį. Kaip minėjau, sakiau, šitais metais mes viską biškį vėliau darome, biškį didesnės apimtis ir truputėlį kitokios, galbūt šiek tiek treniruotės kitokios, didesni krūviai, nežinom, ne visą laiką žinome, kokie gali būti atsakymai į tą krūvį, koks gali būti finišas, sakykime, viso šito dalyko. Tai dabar, kai baigėsi varžybas, galbūt bent jau aš pats galėčiau sakyti, gana viskas tvarkingai yra 2 finalai, vis tiek buvo visos stipriausios komandos. Ir kai sakiau, kad dėl tikėjimuose, ką užimti varžybose, jūs aišku patys viduje save kėlėte. Žiūrėkite, yra savaitės, varžybos, savaitės, varžybos, Europos čempionatas. Įeiti, kaip pasakyti, sukti šitas atveju. Aš tai galvoju, kad taip, kad pradžia savaitės trečiadienį mes susitiktume salėj. Trečiadienį reikia nuo salės pradėti. Jo, salėj tenais padarom. Kažkada su juo keturvietės įdėjom. Neringa su mergina. Ir Neringa vos neprisibrakuoja ir vos nepadarė. O, pagai pačiai šokalinis. Tuo tarpu tai leidžia jai atitolti. Oi, gražiai surenka taškus. Tuo tarpu Lukas, jam svarbu dabar važiuoti maksimaliai plačiai ir net prisidaryti kažkokį tai keblumų. Oi, kaip gražiai. Neringa jau sugebėjo save pastatyti keblę padėtį šiame važiavime. Lukas sėkmingai užbaigė šį važiavimą. Atėjom paskutinis vakarienės. Sočiai pavalgysim ir 4 ryto išvarom iš viešbučio. Tai susitiksim jau turbūt Trakuose. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki greito.